Labadiena, Lietuvos ryto televizijos eterėje savivaldos rinkimų debatai ir šiandieną rinkėjams prisistato kandidatai į Anykščių rajono mero postą. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungo kandidatas į merus Antanas Baura. Labadiena. Visuomeninis rinkimų komitetas Liogės sąrašas remiamas Naglio Puteikio, kandidatas į merus Arūnas Liogė. Sveiki. Tėvynės sąjungo Lietuvos krikščionys demokratai, kandidatas į merus Sigutis Obelevičius. Labadiena. Partija Tvarka ir teisingumas, kandidatas į merus Raimondas Razmislavičius. Darbo partija, kandidatas į merus Alfrydas Savickas. Labadiena. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į merus Kęstutis Tubis. Labadiena. Ir Lietuvos socialdemokratų partija, kurios kandidatas Dainius Žegelis. Labadiena. Pradžioje trumpas jūsų kaip kandidato dosie. Paprašysiu jūsų prisistatyti asmeniškai, tam turėsite 20 sekundžių. Pradeda Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga Antanas Baura. Prašau. Dar sykį sveiki Anykštėnai, esu Antanas Baura, 59 metų amžiaus. Kandidatuoju dėl kelių priežasčių. Gal viena iš pagrindinių būtų tai, kad turiu gana didelę patirtį, tiek gyvenimišką, tiek ir darbo, tiek ir politikoje. Ir jaučiuosi turės pakankamai dar parako, kad galėčiau vadovauti rajonui. Jūs buvote Seimo narys. Taip, buvau dviejų kadencijų, rinktas abu kartus vienmandatėj rinkimų apylinkėje. Tai dabar neišrinko į Seimą, bandot į savivaldą patekti? Ne, aš kaip tik nebedalyvavau didžiojo politiko, nedalyvavau 2012 metų Seimo rinkimuose. Kasgi jums ten taip nepatiko? Noras, sakykime, gal mažesniuose tuose politikos vandenyse, man ta didžioji politika gal ne visiškai prie dūšio, sakykime. Nors niekiek nesijaučiu, kad, sakykime, padaręs kažkokį tai klaidingą žingsnį, tai ir patirtis, ir galų gale labai tokių nemažai gerų sprendimų, ne tik tai, kad Anykščių kraštui, bet gal sakyčiau, kiek tai surišta su žemės ūkiu. Buvo tikrai padarytų. Jūs politinės patirties turite, kaip ketinate ją pritaikyti dirbdamas meru? Kadangi esu dirbęs anksčiau ir kitose struktūrose, tai yra savivaldos lygmenyje, 12 metų esu dirbęs kaip rajono žemės ūkio valdybos viršininkas bei žemės ūkio skyriaus vedėjas. Esu porą metų dirbęs iki 2008 metų Seimo rinkimų savivaldybės administracijos direktorius. Tai ta virtuvė man, negaliu sakyti, kad puikiai žinoma, bet ji tikrai yra žinoma ir jaučiuosi turės pakankamai kompetencijos ir tiesiog manau, kad aš galėčiau tikrai vadovauti Anykščių kraštą. Visi turbūt čia taip mano. Nei kiek nebejoju, kad visi taip Noriu mano. Paklausti, jūs žinote, kad teks matyti merui, kuris pirmas iki renkamas tiesiogiai, kažkaip susitarti su tomis partijomis, kurios bus išrinktos į tarybą. Ir jau nekartą buvo kalbėta, kad dėl to gali kilti problemų. Kaip jūs manote, su kuria iš partijų negalėtumėte dirbti ar susitarti? Nežinau, kaip kiti kolegos, gal jie išsakys irgi savo samprotavimus. Aš bent nematyčiau kaip vienos iš tokios didelės priežasties, tai yra argumento, kai bandoma aiškinti, kad neturės pakankamai galių. Aš matau šitoj vietoje ir savyje jaučiu, kad turės tų galimybių būtent susitarimo pagrindui. Rast konsensusą, rast tą daugumą, kuri tikrai galėtų priimti gerus sprendimus ir kad nuo to būtų geriau tik tai Anykštėnai. Tai neatsakėte klausimą, su kuria iš partijų jūs nenorėtumėte konsensuso? Aš nenorėčiau dabar įvardinti. Tai aš taip galvoju, bet yra tokių. Visos partijos, kurios vat ir čia esančios, kurios dalyvauna rinkimuose, jos yra partijos tos, kurios yra prileistos prie rinkimų, o tarkime man, ar Jonas Petras, ar kuris tai nepatinka, tai nereiškia, kad jis, tarkime, gal ir nepakliūtų. O jeigu ir pakliūtų, taigi yra susitarimo įvairiausios galimybės. Tai ta prasme, aš nenorėčiau įvardinti, kad ir pasakyti, kad šita partija visiškai netinkama, o šita, sakykime, yra tik tai tinkama. Ačiū. Visuomeninis rinkimų komitetas Arūno Liogės sąrašas, remiamas Naglio Puteikio, kandidatas į merus Arūnas Liogė. Prašau. Taip. Esu Arūnas Liogė, gimiau Anykščiuose, mano šaknys irgi Anykščių rajone, Troškūnų, Andrioniškio, Viešintų ir Debeikių parapijose. Iš ten kilę mano tėvais, seneliai. Man ne vis vien,
kaip mes gyvename ir kaip mes gyvensime. Todėl esu už aktyvius, pilietiškus anykštėnus, kurie palaikys mūsų programą ir mes kartu kursime naujus anykščius. Ir spręsime susidariusios problemas, kurios iki šiol nėra sprendžiamos. Kokiu tikslu yra jūs remia Naglis Puteikis? Naglis Puteikis remia dėl panašių programinių nuostatų. Aš jau kaip ir minėjau praeitą kartą, tai nėra kažkokie tai įsipareigojimai, bet pirmiausia mes turime tą pačią nuostatą, kad reikia atkurti tikrą savivaldą. Ir savivalda pirmoje eilėje kaimo vietovėse. Naujas savivaldos įstatymas labai puikiai tai įpareigoja ir reikia tik tai aktyvinti mūsų bendruomenės narius per seniūnaičius prie seniūnijų įkurti visuomeninės tarybos, kurios prieš tvirtindama seniūno darbo planą pirmiausia į tą planą būtų surašytos visos problemos, kurias reikia spręsti toj teritorijoje, toj seniūnijoje. Dabar apie jūs kalbam, apie jūsų asmenį, apie jūsų atstovavimą komitetą. Nevardinkite dabar problemų, kurias aš suprantu jūs savo programoje. Jūs paklausėte, kas sieja. Aš paklausiu, taip. Sieja tikroji savivalda, o ne dabartinė savivalda, kuri yra labai iškreipta. Jūs geri bičiuliai su ponu Puteikiu, ar kaip? Taip, ir bičiuliai, ir buvę kolegos. Supratau. Jūs savo, štai skaitau jūsų biografiją, tai jūs toks universalus arba plataus profilio, jeigu galima tai pavadinti, dirbote ir autošaltkalvių vairuotojų, ir buvote tuberkuliozinės sanatorijos Pušelė auklėtojas, po to istorijos mokytojas, tada kultūros paveldo inspekcijos Utenos apygardos viršininkas. Į ką jūs koncentruositės, kai dirbsite meru? Vis dėlto mano patirtis yra savivaldoje yra ne tik teorinė, bet ir praktinė. Aš 2 metus dirbau Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorium. Taip pat turiu administravimo patirties dirbęs aplinkos apsaugos Anykščių agentūros vedėjų, kultūros paveldo inspekcijos Utenos apygardos viršininku. Plus be pedagogo išsilavinimo turiu ir teisinį išsilavinimą. Tiek. Tai į ką koncentruositės? Į ką koncentruositės? Į pirmiausia, vienas nieko nepadarysi. Ir kaip čia šnekėjom apie partijas, juk politikos savivaldoj nėra. Nežinau kodėl, žinau kodėl. Toks įstatymas, kad partijos turi savo kelt kandidatų savivaldoj. Remsiuosis aktyviais anykštėnais. Nėra partijos, su kuria negalima susitarti. Yra problemas, kurias galime spręsti kartu, nekaldindami vienas kito, kad to neįmanoma padaryti ar to negalima padaryti. Manote, kad jums kaip merui pakaks galių, sakykime, suburti partijas, susitarti su jomis? Su idiotais neįmanoma susitarti. O čia visi protingi žmonės, nes kadangi kandidatuoja į tarybą ir partijos iškėlė pačius savo geriausius atstovus. Turėjote reikalų su teismais 2010 metais? Taip, turėjau. Jūsų įmonė nedeklaravo visų pajamų? Taip. Bent jau taip ir gavote baudą? Taip. Tai suprantu, kad rinkėjų nurodėte šitą informaciją? Taip. Dabar jokia individualia veikla neužsiemate, jokių verslų neturite? Ne, dar yra ta įmonytė, dar jinai neuždaryta. Tai yra kaip papildomos pajamos, nes sakykime, dirbant biudžetinį įstaigoje, vis dėlto kiekvienas vyras galvoja, kaip šeimą išlaikyti ir kaip uždirbti daugiau pajamų. Tai kaip savivaldybės biudžetą tvarkysite, jeigu savo įmonėje nesusitvarkite? Uždarysime įmonę. Savivaldybę uždarysite. Biudžetą ne meras tvarko, turėkit omeny. Administracija formuoja biudžetą ir teikia tvirtinti tarybai. Aš jums dar kartą sakau, kad biudžeto formavimas turi prasidėti iš apačios. Tai gerai, jūs buvote baustas už tai, kad nedeklaravote visų pajamų. Taip. Tai kaip jūs įrodysite rinkėjų, kad jūs skaidriai... O čia rinkėjas ir nuspręs. Čia nereikia įrodyti. Aš savo pamoką turiu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiai dienai aš esu skaitstyklai ir mane supa 6 apaštalai, kurie yra be nuodėmės.
Aš tikrai džiaugiuosi. Aš manau, kad jie tikrai vienodėmė. Nelabai supratau, čia jūsų konkurentai, kodėl čia jūs juos minite. Ne, nu tai jūs dabar man pasakėt, kaip aš tvarkysiuos. Aš vienas niekaip negaliu tvarkytis be žmonių pritarimo ir be tarybos daugumos pritarimo. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Sigutis Obelevičius, dabartinis meras. Prašau. Taip, esu Sigutis Obelevičius ir galiu pradėti nuo pasigirimo, kad prieš keletą dienų pasibaigė Lietuvos ryto portale geriausio mero rinkimai ir Lietuvos žmonės man ir Zuokui skiria 4-5 vietas. Tai aš manau, kad tai yra visos komandos, ne tik mano įvertinimas. Ir viskas. Čia taip prisistatėt, nu tai apie save kalbėkit, ne apie Zuoką. Ne, aš ir sakiau, kad tai mes buvom pripažinti patekom tarp 5 geriausių merų. Tai, ir ką? Tai ta, kad mums belieka tik tai tęsti pradėtus darbus, nes tai yra ne vien tik tai merų asmenybės įvertinimas, bet ir tų darbų, kurie yra padaryti. Tai yra ir kurortinė teritorija, ir sakykime, aktyvios turizmo pramogos, kurios Anykščiuose jau, manau, lenkia ir Druskininkus, ir Palangą. Nebeleidžiu apie save, gal kalbėkit kažką. Nepažįstu aš jūsų visiškai. Kas jūs toks? Aš esu, mane anykštėnai puikiai pažįstas, aš esu, šiuo metu esu meras, antrą kadenciją, esu pagal išsilavinimą biologijos mokytojas ir turiu ekspertų kategoriją, esu gamtininkas, esu 8 knygų autorius apie gamtą, esu, manau, pakankamai gerai išmananti savivaldą, nes savivaldoje, rajono taryboje esu jau turbūt 6 kadencijas, tai nuo pat praktiškai nepriklausomybės pradžios. Tai, 2 kadencijos mero, negana jums? Tiesiog negana, nes yra pradėti darbai ir tos darbus reikia tęsti. Tai ir dabar, pavyzdžiui... Tai gali kas nors iš jūsų kolegų tęsti tos darbus? Tai čia nuspręs, aišku rinkėjas. Man nuspręs, bet aš manau, kad tai yra dabar suformuota labai gera komanda ir nesinori, kad sakykime, aš netikiu, kad tai bus, bet galėtų tai būti, kad, sakykime, ta komanda gali būti išblaškyta, nes žinom gerai, kur įvyksta, sakykime, tokie netikėti perversmai, kaip, sakykime, ir Zarasuose buvo, ar Šilutėje. Ten faktiškai sustoja darbai. Tai nesinorėtų, kad darbai stotų ir norisi tų darbų tęstinumo. Kokias ten, sakykit, skaitau, kad jūs esate knygų, jūs pats paminėjote kelių knygų. Tai čia tas knygas rinkėjams dovanojate? Ne. Ne tas, kitas. Rinkėjams yra išleista tokia knygutė, kurioje yra surašyta daug darbų, kas yra padaryta. Ir čia yra ir dar tokios informacijos šiek tiek apie... O savo knygų tikrai nedovanojate? Savo grybų ir knygų nedovanoju, nes jos yra tiesiog per brangios, nes jos būtų pakiša. Būtent, tai dėl to jūsų ir klausiu, nes tokia informacija yra pasirodžiusi, kad jūs dovanojate knygas rinkėjams. Pletkai. Gerai. Partija Tvarka ir Teisingumas. Kandidatas į merus Raimundas Razmislavičius. Prašau. Raimundas Razmislavičius. Anykščiuose jau 34 metus gyvenu. Čia gimė mano visi 3 vaikai. Čia pasistačiau namą. Čia pradėjau savo darbinę veiklą. 26 metus atidaviau policijos sistemai, 10 metų buvau biudžetinės įstaigos Anykščių policijos komisariatas vadovu, dabar 7 metus vadovauju uždarai akciniai bendrovei Šerifai. Tai papasakokit, ką jūsų įmonė veikia. Kokia veikla? Mūsų įmonė teikia saugos paslaugas. Saugos. Tai jūs čia su ta, kaip sakėt, vidaus reikalų sistemoje dirbo, tai tiesiog nenutolote nuo tos srities. Taip. Tai esate direktorius, ką darysite, jeigu būsite išrinktas meru? Tai, ką tik pasakiau, turiu 3 suaugusius vaikus. Perims vadovavimą. Turiu žmoną vadybininkę su vadovo patirtimi. Be to, tai vadovo vietą turbūt galima surasti visada tinkamą žmogų. Tai žmona bus direktorė? Kai bus sprendimas, tada bus aišku. Supratau. Kaip jūs manote, kokias problemas rajone matote būtent dėl viešojo saugumo?
kaip ketinat spręsti? Viešojo saugumo. Kaip galite savo patirtį pritaikyti? Taip, tos problemos man puikiai žinomos ir be abejo ne visas tas problemas gali spręsti savivalda, kadangi jau praėjo seniai tie laikai, kada savivalda turėjo įtakos teisės saugos struktūrai, tai pagrindiniai teisės saugos struktūrai, policijai. Šiandien mes tik galim skatinti mūsų Anykščių rajono pareigūnus dirbti daugiau, daryti daugiau ir sudaryti tokią aplinką, kad mūsų žmonės jaustųsi saugiai. O tas problemas nereikia tiesiog specialisto, kad jas pasakyti. Reikia tiesiog paklausti žmonių, kas juos jaudina, kas jiem rūpi ir kaip tą galim paspręsti. Noriu jūsų paklausti, šiuo metu esate verslininkas, suprantu, taip save pristatytumėte. Taip. Kam jums dabar ta politika? Tai pradžioje pasakiau, kadangi kaip jaunas specialistas atvažiavau dirbti į Anykščius prieš 33 metus, aš čia sukūriau savo gyvenimą, pasistačiau namus, užaugo vaikai, aš tapau Anykštėnu. Nusprendėt, kad norit būti meru? Tapau Anykštėnu ir man ne vis vien, kaip gyvena Anykštėnai. Aš manau, kad galim padaryti žymiai daugiau, negu dabar daroma. Galim padaryti, kad Anykščiuose nebūtų žmonių migracija ar mažėjimas didžiausias iš aplinkinių rajonų. Kad mūsų mieste ant Šventosios krantos išrašytas ir pražįstantis šūkis čia gera sugrįžti, taptų realybė ir pasikeistų į šūkį čia gera gyventi. Ir manau, mes tą galim padaryti, nes man jau per 7 metus yra žinomi verslo lūkesčiai, yra žinomos problemos bedarbystės, yra žinomos socialinės problemos iš mano 26 metų darbo, yra žinomos, kaip jūs sakėte, pakankamai giliai teisės saugos problemos. Aš manau, kad aš dar galiu būti naudingas Anykštėnams ir savo kraštui. Ačiū. Kitas kandidatas į merus Alfredas Savickas, Darbo partija. Prašau. Labą dieną dar sykį, mėly Anykštėnai. Aš deleguotas nuo Darbo partijos, matot mano numeris 20. Prašau palaikyti, kai bus rinkimai. Aš esu Alfredas Savickas, aukštaitis, gimęs Molėtų rajone, Alantos parapijoje, baigiau Alantos vidurinę mokyklą, toliau mokslus tiesiau Lietuvos žemės universitete. Dirbu didelį darbą įdėjau ir dirbamas gamtos apsaugoje virš 25 metų. Daug kainavo energijos, daug sveikatos padėta. Tai kodėl į politiką nusprendėte pasukti? Nepabaigiu pasakyti. Tada, kai buvo Seimo rinkimai, laimėjimus Darbo partijai Seimo, aš tapau Ričardo Sargūno padėjėju. Jau pakliuvau į politiką, valdančioji mes nebuvom niekuomet, bandom savo jėgas išbandyti. Pamatėt, kaip gerai, tai galvojat, eisiu toliau. Nu, ne taip blogai, bet matau, kad rajone yra visokie tokių nesusipratimų, visokių. Bandom išbandyti savo jėgas valdyme. Jūsų manimų merui pakaks tų galių, kurias jis turės, kad, kaip jūs sakote, nesusipratimus išspręs? Tikiu, kad pakaks, vienas meras nevaldys, darysim koalicijas, čia visi stovintis man visi prieinami, neturi nieko prieš, nei prieš kiekvieną partiją, nei prieš Raunaliogę. O visos partijos galės dirbti kartu jūsų manimu? Aš manau, kad galės. Svarbiausia laimėti ir formuoti koaliciją. Kur jūs dabar dirbote iki šiol? Kaip sakiau? Sargūno padėjėjų? Taip, 3 metai. Ir tai yra vienintelė jūsų darbovietė? Aš valdininkas negaliu, politinė pasitikėjimo, daugiau negaliu niekur dirbti. Dar radau, kad jūs ūkininkas. Tai ūkininkaujate dar ar jau? O, tai ūkininkauju, kaip pasakyti. Jeigu turi žemės, žmogus turi 20 hektarų žemės, turi vandens telkinį virš 20 hektarų ir automatiškai tampi ūkininku. Tai jūs ūkininkas ar ne ūkininkas? Pusiau ūkininkas, galiu pasakyti. Ar žemvaldys tiesiog? Ne. Aš tenais, kaip sakyti. Žiūri, kad neapleistas būtų ganyklos, nebūtų kraštovaizdis gerai tvarkomas, kad žmonės galėtų ten gyventi, gražioj vietai labai randasi mano tos žemės. Šaknis įleido, kaip sakiau, Anykščių žemėje, vedžiau, turiu 2 dukras ir 1 sūnų. Vaikai man padovanojo 7 anūkus, kurie visi yra Anykščiuose, neįsibėgiojo kaip kiti. Ir vaikai gyvena Anykščiuose? Visi, ir vaikai, ir anūkai, ir aš su žmona taip gyvenam. Ir tęsim darbus Anykščiuose ir tikiuosi, kad gausi ta šeima prisidės prie Anykščių valdymo. Ačiū. Taip, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į merus Kęstutis Tubis. Prašau. Labą dieną, aš esu Kęstutis Tubis, esu Anykštėnas, gimęs Sibire,
esu teisininkas, studijavęs ekonomikos mokslus, dirbau ilgą laiką teisėsaugoje, turiu viešojo administravimo darbo patirtį, dalyvau tarptautinėse dėrybose su kitomis šalimis, turiu tarptautinio darbo patirtį, žinau, kaip veikia vyriausybė. 5 metus dirbau energetikos srityje, konsultavau užsienio energetikos įmonės, taip pat ir Lietuvos energetikos įmonės. Pone Tubi, kur gyvenate šiuo metu? Anykščiuose? Anykščiuose. Žliobiškių kaime. Aha, nes aš radau tokią informaciją, kad jūs lik Vilniuje gyvenate ir dirbate. Taip, gyvenau, kai dirbau policijoje, be abejo, gyvenau. Dabar jau Anykščiuose Taip, gyvenate. Žliobiškių kaimas 2. Nereikia čia to adreso, taip jau visiems pranešti. Ar į svečius kviečiate čia visus? Taip, mielai kviečiu visus čia apsilankyti. Tai jūs irgi, kaip ir jūsų kolega, vidaus reikalų sistemos darbuotojas buvęs. Taip, tarnavau valstybei, gyniau valstybės ir žmonių interesus 30 metų. Kaip galėtumėte šitą savo patirtį mero poste pritaikyti? Iš tikrųjų, labai gaila, tačiau daugelis pirkimų, viešųjų pirkimų projektų yra labai neskaidrus. Dirbant rytų skirstomosiuose tinkluose, mūsų komanda sutaupė 250 milijonų investicijų. Dėl to energetikos ministras panoro komandą pakeisti. Jeigu vienas elektros stulpas kainavo 380 litų, tai pradėjus naujus pirkimus, mes nupirkdavom tą stulpą už 180 litų. Konkrečiai, kaip ir galiu pasakyti, kad visi projektai, kurie daromi yra Anykščiuose, tikrai galima juos paruošus, teisingai paruošus projektavimo sąlygas, toliau vykdymo eigą kontroliuojant, projektinę vertę galima sumažinti tiek viešųjų projektų, tiek namų apšildymo, renovacijos kainą. Tai paskutinis pavyzdys Baranausko jubiliejui projektas paminklas 22 000 eurų. Nemanau, kad metalo plokštė tiek turėtų kainuoti. Tai jūs orientuositės į skaidrę politiką, į viešą skaidrumą, iniciatyvą. Einu su liberalų sąjūdžiu, nors esu nepartinis, tai yra jauna politinė eiga, veržli, skaidri, nekorumpuota, nebuvusi skandaluose ir panašiai. Nemanote, kad jūsų, kaip čia pasakyti, patirtis per siaura yra vadovavimui savivaldybei, turiuomenį mero postui? Na, jūs sakot, dirbęs vidaus reikalų sistemoje, bet juk meras turi būti ir geras vadybininkas, ir politikas lygiai taip pat, ir taip, daug įvairiausių kitų. Aš esu baigęs vadybos valstybės vadovų ir aukščiausio rango vadovų kursus Olimpas. Dirbau vadovaujančiose pareigose valstybės įmonėje, privačioje kompanijoje, konsultavau metus laiko vokiečių kompaniją Rumunijoje ir pernai konsultavau Utenos šilumos tinklus, kurie gamina mažiausią kainą pristatomą šilumos energiją ir elektros energiją ir dar samdė mane padėti jiem dar geriau organizuoti veiklą. Individuali veikla, kurią jūs vykdote, kas tai yra? Individuali veikla, būtent įmonių konsultavimo valdymo sritais ir miškininkavimas ir miško raša. Supratau. Turime miško, gimiau Sibirė, todėl kad senelis buvo dvarininkas ir prieš savo valią ten gimiau. Nu, viskas aišku. Ačiū. Taigi, paskutinis kandidatas į merus Dainius Žiogelis, Socialdemokratų partija, prašau. Labadiena, mėly Anykštėnai. Esu Dainius Žiogelis, esu gimęs, užaugęs ir gyvenantis Anykščiuose. Esu jauniausias kandidatas į merus. Socialdemokratai šiemet pasitikėjo man ir sąrašą vesti ir rinkimuose dalyvauti. Na, labai trumpai esu dirbęs ir savivaldoje ir dabar 10 metų vadovauju Anykščių maisto veterinarijos tarnybai. Su žmona auginam 2 mokinius vaikus. Esu ūkininkas ir esu aktyvus visuomenininkas, nes dalyvauju 8 visuomeninėse organizacijose. Veterinarijos gydytojas. Taip. Geras veterinarijos gydytojas esate? Nežinau, buvau ir privatus, bet buvau pašauktas tarnauti Lietuvai ir tapau įstaigos vadovu. Tai jūsų manimų geras veterinarijos gydytojas gali būti gerų merų? Pavyzdžių Lietuvoje yra ir dabar. Nemanau, kad išsilavinimas sprendžia, ką galima dirbti. Iš tikrųjų, esu dirbęs ir savivaldoj seniūno pavaduotojų 4 metus. Po to viešo administravimo įstaigoje, kuri iš tikrųjų turi labai plačias funkcijas ir šiek tiek džiaugiuosi, kad prieš tapdamas tarybos nariu tapau tos įstaigos vadovu, kadangi dirbt
tiesiogiai vyriausybei pavaldžioje įstaigoje, kai mąstymas, darbai, norai, siekiai yra šiek tiek toliau pažengę negu savivaldai, tai to gerą praktiką visada yra malonu pritaikyti ten, kur gyveni ir kur yra arčiausiai žmogus. Jaunatviškumas jūsų, kaip jūs pats pasakėte, kad esate jauniausias iš kandidatų, tai jis labiau čia privalumas ar trūkumas jūsų manimu? Man privalumas, nes iš tikrųjų ir manau, kad privalumas, na bent jau niekas negali prikačiat kažkokio tai praeities šleifo, aš niekada nesižvalgau atgal, bet, na, taip jau išėjo, kad toliau pionierio nebuvau nužengęs. Nespėjote tiesiog? Ne, žinokit, pavyzdys toksai, kad viena mano klasiokė komjaunimo įstojo, bet aš jau tada buvo Lietuvos atgimimas prasidėjęs, jau manęs tenai nieks nebenuvarė. Gerai. Ačiū labai. Šiek tiek kalbėjote kai kurie prisistatydami apie skaidrius viešuosius pirkimus, apie skaidrų lėšų valdymą savivaldybėje, tai gal plačiau šiek tiek apie tai pasišnekėkime ir norisi išgirsti jūsų nuomonės. 13 metais Anykščių rajono taryba patvirtino korupcijos prevencijos programą, sukurta ir antikorupcijos komisija. Buvo atvejų, specialiųjų tyrimų tarnyba 2010 metais vienam iš savivaldybės darbuotojų buvo pareiškusi įtarimus dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi. Tas darbuotojas, kiek žinau, tai ir dabar dar dirba liktai. Jau praeitą savaitę buvo paleistas. Atleistas jau, ar ne? Sprendimas Tai kaip žadate užtikrinti, kad viešieji pirkimai savivaldybėje vyktų skaidriai, be jokių išankstinių planų ir susitarimų gyventojų, o ne verslininkų naudai? Ir ką darysite, kaip įrodysite rinkėjų, kad savivaldybės lėšos bus skirstomos atsakingai ir skaidriai? Tai pradėkime nuo Antano Bauros, prašau. Gal aš norėčiau pradėti nuo to, kad praeitų metų Laisvosios rinkos instituto savivaldybių indekse, kuomet Anykštėnai buvom pakelti gana ženkliai, kaip viena iš tokių pliusų, tai yra teigiamų dalykų, būtent buvo pabrėžta, kad kaip tik tai Anykščių savivaldybės ir jos įstaigų vykdomi viešieji pirkimai priskiriami kaip didelį pliusą tam tikrą laimėjimą. Bet tai aš jokių būdų nenoriu pasakyti, aš jau dabar daug maž šneku kaip iš šiuo metu dirbantis savivaldybės mero patarėjų. Tai pats asmeniškai tiesiogiai prie viešųjų pirkimų tikrai nedalyvauju ir kiek, sakykime, šalies žinau, kiek pasitarimuose dalyvauju, tai aš bent sakyčiau, kad tas Laisvosios rinkos instituto vertinimas mano galva atitinka tą situaciją, kokia ir jinai yra. Bet tai nereiškia, kad mes, aš turiu omeny naujoji taryba, kuri bus, reiškia, po rinkimų, neturėtų šitam dalykui skirti didesnio dėmesio. Va čia kolega Kęstutis Tubis užsiminė apie tą vieną iš tų pirkimų, nors jis ten yra tam ir tikrų ir kitų niuansų, bet aš nenoriu pasakyti, kad liktai nieko negalima daryti. Taip, tai yra kiekvienos savivaldybės matomai problema, bet aš šitoje vietoje matyčiau, kad Anykštėnų ji nėra tokia skaudi kaip kitose savivaldybės. Arūnas Liogė, prašau. Taip. Pirmiausia, viešumas ir skaidrumas. Antras dalykas – pirkimų planavimas. Viešumas, skaidrumas ir pirkimų planavimas be mūsų Anykštėnų aktyvaus įsitraukimo neįmanomas ir negalimas. Turime atsiskaityti už kiekvieną pirkimą, už kiekvienus darbus. Kiekvienai gatvai, kiekvienam miesteliui, kiekvienam miestui. Šiai dienai to viešumo nėra. Trūksta informacijos, kokius darbus darysim. Biudžetas patvirtintas, ir šių metų biudžetą mačiau, jisai yra be aiškinamo rašto. Eilutė, kuri turėtų būti kiekviena eilutė paaiškinta, kiek kiekvienai seniūnijai yra skirta lėšų, kiek kiekvienai gatvėje numatyta investicijų ir pirmiausia planavimas įtraukiant būtent bendruomenės narius. Dabar kol kas labai daug leidžiama pačiai tarybai ir administracijai ir manyčiau, kad viešųjų pirkimų įstatymas yra gana tobulas ir normalus, tik tai viskas priklauso nuo mūsų geros valios. Kaip mes tai darysime ir kaip mes tai vykdysime. Turite dar laiko? Kaip jūs užtikrinsite, kad tos savivaldybės lėšos būtų skirstomos skaidriai? Tai
pirmiausia planavimas ir prioritetai. Turėkime omeny, kad kai kurie prioritetai būna gana keisti. Jūsų prioritetai kokie? Pirmiausia, kaip ir sakiau, viešųjų pirkimų prioritetai aišku, skaidrumas, viešumas, planavimas. Ne viešųjų pirkimų, o kam jūsų prioritetai skirstant pinigus savivaldybės? Vis dėlto elementarus pavyzdys, kaip Kęstutis minėjo, dėl Baranausko, sakykime, įamžinimo. Manyčiau, kad taip, aš Anykštėnas esu, istoriją reikia gerbti, mylėti, bet tokius dalykus mes galime įamžinti aukomis. Yra krūva nesprendžiamų problemų, yra, kur pinigus galime tikslingai panaudoti. Jau nešnekant apie atliekų surinkimo problemas ir apie šilumos ūkio problemas ir kitus dalykus.